Geras vadovas valdyboje yra tas, kuris leidžia pasisakyti visiems, kuris išgirsta visų argumentus ir sugeba surasti tam tikrus saliamoniškus sprendimus. Aš pati kaip valdybų pirmininkė tikiu tuo, kad geriausia valdyba yra ta, kurioje nebalsuojama. Mes galime diskutuoti, argumentuoti, bet galų gale, kad mes visi jaustumėmės dėl to sprendimo tvirti, ramus ir žinom, kad padarėm geriausią. Neretai įmonės taip apdumblėja, kaupės kažkokių tokių problemų, problemyčių nesprendžiamų 10 ar 20 metų. Tada atėjusi nauja valdyba, su nauja energija, nauji žmonės gali spręsti tas problemas ir padėti akcininkam įveikti tuos dalykus, kurie jau tam dumble buvo ten užburbuliavę kaip reikiant. Tam tikras supurtimas atsiranda įmonėje, kai visi vieni kitus pažįsta, ypač tos įmonės, kur žmonės yra lojalūs, kur dirba daugybę metų, tai jiems pasidaro daug tokių, nutilėjimų, nepatogių paskui dalykų, ateina nepriklausomi nariai, jie suteikia tą naują energiją, pozityvų dažniausiai impulsą. Svarbu galvoti ne apie patį skaičių, bet kokius žmonės mes ten turėsim, kaip efektyviai ta valdyba galės priimti sprendimus ir nebijoti to lyginio skaičiaus. Ir tada šitoje vietoje vėl grįžtu prie to, valdybos pirmininko vaidmuo pasidaro kritiškai svarbus. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Orijana Mašalė, nepriklausomų valdybų narė. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Pirmas klausimas, ir nuo kurio norėtųsi pradėti, tai valdybos poreikis įmonė. Ar ne? Aš galbūt pradėsiu nuo šiokios tokios įžangos apie tai, kad privačiame sektoriuje mes turim galbūt dar tik besiformuojančius klausimus apie valdybų pradžią, apie pačios tokios valdysenos sistemos įgyvendinimą. Pati geroji praktika labiau pažengusi yra viešajame sektoriuje, bet kaip kalbam apie pačios valdybos poreikį įmonė ir jos atsiradimą, kada įmonė galėtų pradėti pati galvoti, ar ne, tai būtų akcininkas, turbūt akcininkų lygyje dažniausiai tas klausimas kiltų, kokios įmonės savybės, pasiekimai leistų bent jau pradėti galvoti apie valdybą. Ar dydis šiuo atveju gali būti ir nelabai svarbus? Turbūt yra tokias, sakyčiau, 6 pagrindinės priežastys, kodėl įmonės apskritai pradeda galvoti apie valdybas. Tai pirma iš jų yra akcininkai nori pasitraukti nuo operatyvinės veiklos. Ir nebenori jie. Kūrė tą verslą, vargo, atvargo savo vargelį ir jau dabar sako, verslo parduoti nenoriu, palikti nenoriu. Tai koks čia galėtų būti tas valdymo modelis, kur galėčiau dalyvauti, bet nereiktų toj kasdienybei. Ir tada būtent valdybos ateina vienas iš tokių sprendimų. Akcininkai paprastai lieka valdybų nariais ir jie mato įmonę iš strateginio lygmens, gali daryti įtaką jos raidai, bet nebedalyvauja tose varginančiose operatyvinėse dalykuose. Antras dažnas dalykas būna įmonė ruošiasi IPO ir šitoje vietoje, ypač jeigu tas IPO yra galvojant plačiau negu Baltijos birža, tai neretai būtent yra žvelgiama, o koks yra tas verslo tęstinumas, kokia yra valdysena, ir šitoje vietoje irgi valdybos tarnauja pritraukiant išorės kapitalą, išorės akcininkus. Ir toks irgi neretai būna signalas ir akcininkai tiesiai šviesiai pasako, aš rengiuosi IPO, man reikia valdybos, kuri ne tik padėtų tam pasirengti, bet ir padėtų mūsų reputacijai. Šeimos versluose nutinka toksai dalykas, kad šeima sėkmingai dirbo, bet staiga irgi tokių visokių būna šeimose nutilėjimų, tokių kažkokių smulkmenų pašlavimo po kilimu ir staiga vieną dieną visi pradeda suprasti, kad kažkas jau nebėra labai gerai. Ir galbūt valdyba gali būti irgi tas modelis, kuris padeda šeimai susikalbėti tarpusavį ir šeimos versluose irgi valdyba yra matoma neretai kaip tokia galima valdysenos panacėja. Tada viešajam sektoriui paprastai yra įstatymas įpareigoja ir jeigu mes kalbam apie valstybės ar savivaldybės įmonę, tai čia atsiranda jau įstatyminė nuostata turėti valdybą, stebėtojų tarybą arba netgi abudu šitus darinius.
Kas dar būna, neretai išmintingi akcininkai nori nusipirkti papildomų kompetencijų ir už, sakyčiau, mažesnius pinigus. Nes nusipirkti, pavyzdžiui, gerą rinkodaros specialistą, kuris strategiškai mąstys ir tikrai dirbs pagal 7P, kuris yra rinkodaroj, kainuoja labai brangiai. Bet turėti tokią kompetenciją valdyboje bus sąlyginai pigiau. Lygiai taip pat skaitmenizacijos projektų gyvenimas teisininkas, jeigu mes planuojam tam tikrus dalykus, procesų žmogus ir taip toliau ir panašiai. Tai va gali būti ir ta papildomų kompetencijų pritraukimo dalykas. Na ir kartais tiesiog yra mados reikalas ir kadangi dabar visi kalba apie valdybas, kas antras LinkedIn yra valdybų narys, tai toksai vis susidaro tam tikras turbūt spaudimas. Visi daro ir man reikia, kad tas FOMO, ar ne, ateina. Ir tuo būdu valdybas pradeda kurtis dėl to, kad tiesiog madinga. Tai sakyčiau, turbūt tokias būna pagrindinės priežastis, kodėl įmonės pasiryžta eiti šitų kelių. O kai mes kalbam apie rūšis, porūšis pačių valdybų, įdomu paliesti tą būtent nepriklausomos valdybos ar ne statusą, suformavimą ir galbūt pridėtinės vertės, kurias gali sukurti ar ne. Manau, kad visoms įvardintoms kategorijoms ar įmonių rūšims ar verslams, bet galbūt būtent atskleisti būtent tos nepriklausomos valdybos privalumus apskritai. Būtų įdomu. Tai kalbant apie tas rūšis yra, taip grubiai pasakius, yra turbūt dvi tokias skirtingo tipo valdybos. Dažniausiai viskas prasideda nuo vykdančiosios valdybos, executive board, kurią sudaro paprastai įmonių vadovai. Padalinių vadovas, šiuo atveju, pavyzdžiui, generalinis direktorius ir departamentų vadovai arba funkciniai vadovai. Tai paprastai būna tokia strateginė valdyba, gal netgi labiau ją tiktų vadinti lietuviškai koks strateginis komitetas, nors neretai būtent šitie žmonės yra valdinami valdybų nariai. Kitoje spektro pusėje mes pamatysime valdybas, kur dirba tik tai nepriklausomi nariai. Tai yra žmonės, kurie neturi jokių ryšių su įmonė. Jie neturi akcijų, jie neturi darbo santykių, jie nėra tiekėjai tos įmonės ir taip toliau. Tai yra du turbūt tokie ekstremalūs poliai. Ir per vidurį susidėlioja kiti įmanomi variantai, kad pavyzdžiui, akcininkai yra valdybos nariai, nors kiti yra nepriklausomi. Gali būti vadovų kažkas iš komandos įtraukti į valdybas. Gali būti giminaičiai, paveldėtojų verslų. Tai tų modelių yra per vidurį labai daug ir skirtingų. Tai jeigu kalbame apie nepriklausomas valdybas, tai didžiausia vertė yra, kad ateina žmonės su didžiulė patirtim, labai skirtingų sektorių, labai skirtingas žinias atsineša ir jie tada geba į tą verslą pažvelgti visiškai šviežiai ir naujai. Ir ateiti su tokiam išvalgom, kur kai tu 30 metų dirbi tame versle, kai kurių dalykų nebematai, tuo tarpu atėjęs naujas žmogus gali tai pamatyti ir padaryti. Ir kitas dalykas yra, neretai įmonės taip apdumblėja. Toks kaupęs kažkokių tokių problemyčių, nesprendžiamų 10 ar 20 metų, toks sluoksnis tam tikras ir tada atėjusi nauja valdyba, jinai su nauja energija, nauji žmonės gali spręsti tas problemas ir padėti akcininkam įveikti tuos dalykus, kurie jau tam dumble buvo ten užburbuliavę kaip reikiant. Na ir kartais turėtos nepriklausomus narius neretai būna gerai ir dėl to, kad tam tikras supurtimas atsiranda įmonėje, kai visi vieni kitus pažįsta, ypač tos įmonės, kur žmonės yra lojalūs, kur dirba daugybę metų, tai jiems pasidaro daug tokių, nutilėjimų, nepatogių paskui dalykų, o ateina nepriklausomi nariai, suteikia tą naują energiją, tą tokį pozityvų dažniausią impulsą. Tai nepriklausomos, sakyčiau, valdybos vertė yra didžiausia tame, galimybė matyti naujus dalykus ir dumblą nuvalyti, kuris galbūt susikaupė. O kaip pavyksta iš pačios patirties, kaip matosi tiem nepriklausomam valdybos nariam įsigilinti įmonės procesus, kiek laiko užtrunka, kada įgaunama forma, būtent ar ne tokių galbūt reikšmingų detalių žinojame, nors realu, kai dirbat skirtingose industrijose, labai daug panašių dalykų jau galima matyti labai greitai, bet iš esmės kiek tos kantrybės turėtų turėti savininkai pradėję darbą su nepriklausoma valdyba. Reikia atskirti vėlgi, ar mes turim valdybą dėl makiažo, tiesiog susirenka pasėdėti, ar ne, yra tas netgi angliškas terminas, ten sitting at the board, ar mes turim valdybą, kuri realiai dirba. Tai jeigu mes susiformavom valdybą, kurie ateina pasėdėti, tai iš jos rezultatų užtruks sulaukti.
Jeigu mes susikūrėm valdybą, kurią iškeliam labai konkrečius KPIs, žinom, ką norim pasiekti, leidžiamės kaip akcininkai įveikti, tai tie rezultatai bus greitesni. Bet savininkai neretai daro tokią klaidą, kad jie tikisi, kad per keletą mėnesių nauja valdyba išspręs viską. Vat mes čia 20 mečius kažką kaupiam, netaip darėmas, taigi ateis nauja valdyba ir efektyvumą sutvarkys, ir pajamingumą, ir pelningumą padidins, ir naują komandą suras, ir produktų naujų prigalvos. Tokie neadekvatus lūkesčiai yra ir atrodo, kad jau čia per 2-3 mėnesius jau nauji žmonės turi padaryti viską. Tai dėja čia dažnai būna akcininkų tokia ir nusivylimo priežastis, dėl to, kad jie patys neįsvertina realiai, ko gali tikėtis iš tų žmonių. Tai sakyčiau, kad jeigu mes turime tikrai dirbančią valdybą su tikrai kompetitingai žmonėmis, kurie skiria laiko įsigilinti įmonę, tai tokių pirmų rezultatų gali matyti per kokius 6 mėnesių. Tai yra, kol valdyba išsiaiškina visas tas aplinkybės, rinkos sąlygas, pažįsta vadovų komandą, tai tada jau pradeda dėlioti tam tikras strateginės kryptis, tikslus, netgi šiek tiek padėti operatyviniai veikloje generaliniam direktoriui. Ir realiai jau taip po pusės metų jau akcininkam yra signalas, ar aš galiu tikėtis, kad šitie žmonės padės man padaryti pokytį, paaugins mano įmonę, tinkamai paruoš IPO, aš jaučiuosi saugus, matau, kad vyksta kontrolės, visi procesai. Tai turbūt būtų toks blaivus laikotarpis. Bet labai priklauso nuo to, ar akcininkai leidžia tai valdybai veikti. Nes jeigu akcininkai nusamdo valdybą ir jai aiškina, ką daryti, tai turbūt rezultatas bus tas pats, kas įmonė buvo be valdybos. Tai labai svarbus yra tas akcininkų tinkamas pasirengimas tam, kad leisti veikti ir labai aiškiai formuoti tikslus ir lūkesčius valdybos narių atžvilgiu. Ir lygiai taip pat duoti atgalinį ryšį tiek vieni kitiem. Tai yra tiek akcininkai valdybai, tiek valdyba akcininkam. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. O kalbant apie kompetencijų ir tokių bendrųjų strateginių savybių poreikį, ar ne, formuojant valdybą, jeigu akcininkas norėtų formuoti valdybą, į ką turėtų kreipti dėmesį, ieškodamas tam tikrų ar ne kompetencinių savybių, profesinių, ir kalbam apie turbūt bendrai valdybos narių reikalingus bazinius to lygio įgūdžius, ar ne? Tai va, tas 2 kryptis įdomu būtų panagrinėti, ar ne? Kaip jos turėtų matyti ir ko ieškoti turėtų akcininkas. Pirmas svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas. Akcininkai atidaro viską savo įmonėje, įskaitant duris į visus skeletus. Ten tas spintas, kur skeletukai kabo. Nėra įmonių, kurių nekabėtų. Ir tada aš turiu 110% pasitikėti tai žmonėmis, kuriuos aš susirinku dirbti savo valdyboje. Ir visada akcininkam patariu, kad jeigu toks sėdi ir kažką prie kavos diskutuojam, kaip čia tas žmogus galėtų būti, mano būna vienintelis klausimas, ar tu juo pasitiki, tuo žmogumi. Jeigu atsakymas yra, tai tada neim tokio žmogaus į valdybą, tikrai yra kitų žmonių. Tu turi besąlygiškai pasitikėti, nes šitiem žmonėm atiduodi raktus į savo verslą, tam tikrą prasme. Tai čia pirmasis yra aspektas. Antras aspektas yra, ta sutampanti chemija. Tai yra, vėlgi mes nueinam, verslus mes darom tam, kad mums būtų fainai, taip žargonu pasakęs, ar ne? Ir jeigu mums su tai žmonėmis nėra fainai dirbti kartu, gero rezultato vėlgi nebus. Tai turiu tas pasitikėjimo ir chemijos elementą, žvelgiant iš tos asmeninės pusės. Jeigu mes kalbam apie kompetencijas, tai svarbiausia yra suvokti, o ko aš noriu savo versle. Akcininkam yra toks jau lūkestis. Kartais pasakyti, nežinau, ko noriu, irgi yra gerai. Normalu yra kartais nežinoti ir ateiti į tą vietą, bet tą labai akivaizdžiai reikia ir išartikuliuoti. Tai kai žinau, ko aš noriu, tai tada aš pradedu galvoti, tai kokių kompetencijų žmonių man reikia tai pasiekti, ar aš turiu to žmonės viduje, ar man reikia pristraukti iš išorės. Jeigu mano tikslas yra prisitraukti, pavyzdžiui, išorinį kapitalą, tai ar aš turiu žmonių, kurie išmano puikiai finansų įvairius vadybos reikalus įmonės viduje, ar visgi gal man reikia pastiprinti ir pritraukti tokį valdybos narį ar narę. Jeigu aš noriu padaryti tam tikrą lūžio tašką skaitmenizacijoje savo įmonės, ar aš turiu viduje tokių žmonių, kurie išmano skaitmeninę transformaciją, ar man visgi reikia tokios kompetencijos iš išorės. Tai žodžiu, reikia labai taip įsidentifikuoti tuos strateginius tikslus, kuriuo aš siekiu, ir pagal tai dėlioti, kokie žmonės man tinka iš šitą kompaniją šalia tų asmeninių savybių. Ir visada savininkam turiu vieną dar tokią rekomendaciją.
pradėti nuo valdybos pirmininko. Ir nors pagal mūsų teisės aktus yra labai aiškiai parašyta, kad pirmininką renka valdyba, bet jeigu tu nežinai, kas bus tas pagrindinis žmogus, kuris atsiskaitys tiek prieš akcininkus, tiek dirbs su generaliniu direktorium, tai tada gali būti sudėtinga rinktis ir visą likusią komandą. Nes lygiai taip pat svarbu, kad valdybos pirmininkas iš tų nepažįstamų dažniausiai žmonių grupės turi padaryti komandą. Ir šitoje vietoje labai yra svarbu, ką aš kaip akcininkas pasirinksiu vadovauti tai komandai ir su kuo man kaip akcininkui reikės nuolat bendrauti, nes būtent su valdybos pirmininkai ir pirmininku tai reikia daryti. Tai tų aspektų yra įvairių ir galutinis atsakymas yra tai, ko aš kaip akcininkas noriu iš savo verslo, kokią viziją turiu. Kiek yra svarbu valdybos nariui gebėti projektuoti, matyti vėlgi ateities perspektyvas ar ne įmonė, gebėti kalbu galbūt apie net ir tam tikras bazinės kompetencijas, kaip ypatingai gera duomenų analizė ar ne tam tikrų tendencijų pastebėjimas, ar iš esmės kiekvienas tos srities profesionalas, ekspertas ar ne, kurios vėlgi įmonėje yra poreikis tam tikros ar ne srities atnaujinimui, revizijai, strategijos suplanavimui, ar tos srities profesionalas iš tikrųjų gali būti gerų valdybos narių pats savaime, vien dėl to, kad yra profesionalas. Nebūtinai. Nes valdybos nario ir vadovo darbas labai skiriasi. Jeigu valdybos nariai gali taip pirštukais pačiupinėti, kas vyksta įmonėje, tai vadovų komanda paprastai atsiraitoja rankovės ir jau neria pakankamai giliai. Tai čia visiems yra tokia naujiems valdybų nariams tokia dilema, kiek eiti giliai į tą operatyvinę veiklą, kiek likti atsitraukus iš to paukščio skrydžio. Ir ypač geriems specialistams tas būna labai sudėtingas perėjimas. Ir jeigu dar valdybai nevadovauja žmogus, kuris padeda ir valdybos nariam augti kaip valdybos nariam. Tai dėl to svarbu tinkamai pasiruošti dirbti šitą darbą ir suvokti, jūs pasakėte, daryti analizės. Tai valdybos narys nedaro analizę. Jis paprastai turi žmonės, kurie padaro analizės. Bet valdybos nariui yra kritiškai svarbu matyti tendencijas. Kas vyksta tavo sektoriuje, kas vyksta pasaulyje, kam reikia ruoštis, kas laukia ir panašiai. Turiu tokią, sakyčiau, skaudžią patirtį, kuri vis taip persvarstau pati, ar galėjau padaryti dar kažką daugiau. Vienoje įmonėje, kur mes buvome 6 valdybos nariai, 3 nepriklausomi, 3 paskirti akcininko tiesiogiai ir pirmininkas buvo akcininko paskirtas asmuo, mes jau prieš keletą metų kalbėjome apie tai, kad mūsų įmonė privalo eiti žalinimo, tvarumo, energetinių išteklių naudojimo efektyvumo keliu, kad yra domėtis galimybėmis ir panašiai. Tuo tarpu įmonė gyveno pakankamai gerai ir atrodė, kad čia, ką jūs čia šnekat, kažkokius čia kosminius laivus statot, nėra čia, dabar yra didesnių problemų negu kad šitos. Na ir mes dviese su kolega valdybos nare vos ne kiekvienam posėdį sakydom, kolegos, darom kažką į tą pusę, tai buvo prieš maždaug tokius 4 metus. Ir vis, kaip sakom, būdavom tokios nugesintos. Ir kai nutiko karas, kai nutiko energetinių išteklių krizė, mes jau nebebuvom, mūsų kadencija buvo pasibaigusi, bet viena kitai labai greitai parašėm. Toks dviejopas jausmas, viena vertus yra smagu būti teisiom, kita vertus yra toks savęs klausimas, o ar viską padariau kaip valdybos narė, kad įtikinčiau visgi akcininką, pirmininką ir kitus žmonės, kurių sprendimas yra lemiamas, kad mes laiku būtume pasiruošę tokiam dalykam. Tai taip, matyti tendenciją yra svarbu, bet šalia to reikia gebėjimo perduoti tą idėją, užkrėsti tą idėją kitus, kad jie patikėtų. Ir dėl to tenka mokytis ir tokių naujų savybių dirbant valdybose, naujų kompetencijų, asmeninių kompetencijų, profesinių kompetencijų. Nepakanka tiesiog gerai išmanyti savo srities, bet tu privalai gebėti pakilti aukščiau ir kartu užkrėsti žmonės, su kuriais dirbi kartu tomis idėjomis, kuris pats tiki. O kokios specifikos pavyko vėlgi pamatyti derinant tos asmenybinius dalykus visus, kadangi čia tikrai valdybose susirenka stiprų žmonės, kompetencinė prasme, asmenybinė prasme tikrai manau, kad yra tam tikrų specifinių iššūkių, vėlgi įtikinėjant, susilipdant komandą, kokie yra tie specifiniai dalykai, kuriuos
galima pastebėti ir kaip su jais reikia dirbti, kad viskas būtų sklandu? Turbūt iš tų asmeninių valdybos narių savybių yra svarbi tokia žmogiška išmintis, kada patylėti, kada imti vėliavą, imtis lyderystės tam tikrais klausimais, kada nebelaužyti iečių, o kada kaip tik eiti su visom ietimi į priekį. Ta tokia gyvenimiška patirtis, kuri nepriklauso beje nuo amžiaus. Tai gali būti 25 metų žmogus, kuris turi tą vidinę brandą ir žino, kada nulenkti galvą, kada ją kaip tik pakelti. Ir lygiai taip pat 65 ar 70 metų žmogui to gali trūkti. Tai tą turėti tokį, kuris, sakyčiau, irgi taip skambiai sakant, susiveda į tą emocinį intelektą. Tai yra pamatyti, kuo žmonės gyvena, kas jiems svarbu, auginti save, lavinti kaip asmenybę. Ir taip, ypač pirmininkaujant valdybose, nėra labai lengva derinti skirtingas asmenybės, nes geras vadovas valdyboje yra tas, kuris leidžia pasisakyti visiems, kuris išgirsta visų argumentus ir sugeba surasti tam tikrus saliamoniškus sprendimus. Aš pati kaip valdybų pirmininkė tikiu tuo, kad geriausia valdyba yra ta, kurioje nebalsuojama. Ir stengiuosi, kad visose protokoluose būtų užfiksuota, mes vienbalsiai dėl to sutarėme. Ir mes galime diskutuoti, argumentuoti, bet galų gale, kad mes visi jaustumėmės dėl to sprendimo tvirti ir ramus ir žinom, kad padarėm geriausią. Taip, būna tam tikrų išimtinių atvejų, kur vienas žmogus sako, tikrai ne, ir tu matai, kad jau čia va ta vieta, kur nebeverta laužyti iečių, bet visgi tas gebėjimas tartis yra labai svarbus ir, sakyčiau, vis nuo žmogus, kuris vadovauja valdybai, yra stipriai priklausomas. Dar kitas labai svarbus aspektas yra darbas su informacija, kuri pasiekia valdybą. Valdyba kažkuria prasme yra kraštinis organas, į kurį suteka reikalinga informacija ir valdybos nario viena iš savybių, vėlgi čia ir per teisinę pusę žiūrint ypatingai svarbi, gebėti patikrinti informaciją, jos patikimumą. Kaip, vėlgi, tai čia viena klausimo dalis, kaip apskritai sekasi dirbti, identifikuojant ar netrūkumus toje informacijoje, kuri pasiekia ir kurią reikia analizuoti ir kurios pagrindų darot sprendimus. Kitas vėlgi ne ką mažiau įdomus dalykas kultūriškai, ar ne, kaip dabar atrodo per kažkurį tai laiką, kaip gerėja galbūt įmonės, kuria valdyba yra jau kurį laiką, galbūt gerėja supratimas, kogi reikia valdybos nariui ir kogi jis reikalauja, kad jisai gautų tinkamą informaciją tik iš generalinio direktoriaus, generalinis direktorius gauna iš savo kitų padalinių vadovų. Tai vat, pradedant nuo tos pirmos dalis, kiek svarbu ir kokie patarimai galbūt būtų netgi tiem pradedantiem valdybos nariam. Pasakyčiau tokį žargoninį žodį, bet mes visi valdybų nariai Lietuvoje esam samoučkos. Visi tiesiog mokomės per savo patirtį. Ir dabar šitame etape yra svarbiausia tai, o kiek tu tos skirtingos patirties esi sukaupęs. Ir tada tik tai gali užduoti tos tinkamus klausimus. Taip, mes esam pabaigę daugumą tam tikrus mokslus, taip, sekam, gilinamės, kalbame su kitais valdybų nariais, kas tikrai realiai dirba šitą darbą, tai tikrai yra tų galimybių gauti informacijos. Bet to neužtenka, viskas ateina per praktiką. Ir labai matosi tie žmonės, kurie niekada nedirbė valdybos, ir tai yra pirmas jų darbas, tu matai, kad jie tikrai nežino, kokius dar tuos tikslius klausimus užduoti, nemoka būtent skaityti tam tikros informacijos ar tai, kas yra tarp eilučių. Ir kita vertus, lygiai taip pat įmonės, ypač tos, kuriuose tos valdybos atsiranda, nežino, ką su tais valdybos nariais daryti, kokios tos informacijos reikia. Ir natūralu, kad būna tam tikras toksai susivienodinimo etapas, susikalibravimo. Viena vertus, tai ko dabar ta valdyba iš mūsų norės kaip iš įmonės, kita vertus, o ko mes galim kaip valdybų nariai tikėtis iš įmonės ir kaip čia dabar visus tos lūkesčius suderinti. Tai visai normalu yra, kad tie lūkesčiai keičiasi. Iš pradžių tai, kas mums atrodo svarbu šiandieną, po 6 mėnesių gali nebeatrodyti taip svarbu, po 2 metų dar mažiau svarbu, po 4 baigiantis kadencijai dar mažiau svarbu. Tai natūralu, kad kinta. Bet visgi pagrindinė ta valdybos nario funkcija užduoti išmintingus klausimus, jinai niekada nesikeičia. Ir ta išmintis, sakyčiau, vėlgi ateina būtent per praktiką, mokymasi iš kitų ir tą suvokimą, kas vyksta rinkoje. Jeigu aš nieko neišmanau, pavyzdžiui, apie statybų sektorių, tai aš neužduosiu jokio išmintingo klausimo.
ir nekursi jokios vertės. Tai dėl to sekti, kas vyksta, matyti, kur link juda pasaulis, kaip jūs ir klausėte apie tas tendencijas, kokios yra, tai padeda užduoti tuos tinkamus klausimus ir atsirinkti tą informaciją, su kuria vertinga dirbti ir kurios pasigendama galų gale. Dar šiek tiek grįžtant, kadangi tikrai jau Lietuvoje keičiantis verslininkų kartoms, tas šeimų verslo valdybų klausimas tampa vis aktualesnis. Įdomu išgirsti pačios įžvalgas apie tai, galbūt kokia valdyba galėtų būti tinkamiausia šeimos verslo atveju, ar ne? Vėlgi galim įvairiais kampais pasižiūrėti, tiek kompetenciniais, tiek asmenybiniais, bet tai yra šiek tiek kitoks žvėris, galima taip sakyti. Aš gal iš asmeninės patirties, kurios tiesa neturiu dar labai daug, tik neseniai pradėjau dirbti pirmą kartą būtent šeimos verslo valdyboje, bet manau, kad akcininkai, 3 broliai priėmė labai teisingą sprendimą. Jie visi dalyvauja valdyboje, bet pakvietė 2 nepriklausomus valdybos narius ir pirmininkavimą valdybai patikėjo man. Ir kodėl sakau, kad tai yra išmintingas sprendimas? Dėl to, kad kai nei vienas iš šeimos narių neužima vadovo pozicijos valdyboje, jie visi tampa lygus. Jeigu kažkas iš šeimos yra valdybos galva, paprastai tai būna žmogus, kuris įkūrė verslą, kuris viską puikiai išmano, kuriam nereikia aiškinti, kaip ką daryti, jis čia yra geriausias, kečiausias, tai rodęs gausybę kartų, tai nukenčia valdybos darbo kokybė, nes tiesiog nebegirdim vieni kitų. Ir kaip minėjau, kadangi valdybai pirmininkaujančio žmogaus darbas yra išgirsti visas nuomonės, pakalbinti tos žmonės, kurie galbūt ten patys pirminė puola jas klausti, tai jeigu mes turime žmogų, kuris sukūrė tą sėkmingą verslą, tai tikėtina bus įpratęs dirbti lygiai taip pat kaip savo kasdienį darbą. Tai dėl to tas pasitraukimas netgi nuo pirmininkavimo būtent atneša tą galimybę išgirsti kitus žmonės. Ką matau iš šeimos verslų, ypač kai kalbam apie tėvų vaikų santykius, tai būtent tėvai užgožia vaikus. Ir viena vertus sako, taip, čia svarbus tavo užsienio išsilavinimas, tavo žinios ten technologinės ir kitokias, kurias tu turi, bet aš čia žinau geriausia. Tai dėl to išmintingi tėvai ir vaikai turbūt būtų linkę geriau būti už to apvalaus stalo toje pačioje pozicijoje ir perduoti tą vadovavimo funkciją kitam žmogui. Ir lygiai taip pat svarbu įsileisti kuo daugiau tų nepriklausomų narių. Tas kuo daugiau turbūt mes dar šiek tiek kalbėsim, kas tas yra optimalus valdybos skaičius, bet kai tu įsileidi nepriklausomus narius, atsiranda visai kitokia dinamika, nes vyksta kitokios diskusijos, kitokios perspektyvos ir ypač tie žmonės, kurie nedalyvauja toje operatyvinėje veikloje, kurie nepažįsta vadovų komandos, kurie ten nėra susigyvenę ir visą kitą jie geba visiškai kitaip pažiūrėti. Yra tekę girdėti tokių atvejų, kai ateina valdyba dirbanti kartu su akcininkais, iš esmės pasikeičia visa vidurinės grandies vadovų komanda, nes nepriklausomi nariai labai greit išgliaudo, kad ne, tai nėra tos kompetencijos, kurios padėtų įmonę augti toliau. Tai dėl to tas įliejimas šeimos versle irgi gali būti labai, labai padedantis iš tos pusės. Ir kai aš organizuoju mokymus būtent apie valdybas, tai neretai ateina verslų paveldėtojai, aš taip vadinu tuos jaunus žmonės, kurie perims tuos sėkmingus verslus ir jų tokia būna frazė, o kaip čia mano tėtį atsiųsti pas jūs į mokymus, kad jisai norėtų sužinoti kažką daugiau. Nes natūralu, kai tu esi sėkmingas verslininkas, tau sunku yra patikėti, kad kažko galbūt nežinai ir kažkaip gal reikėtų pažvelgti kitaip. Taip, bet manau, kad su laiku būtent tos jaunosios kartos spaudimas ir aplinkos spaudimas tarp tų verslininkų, kurie gerbė vieni kitus ir padės formuluoti tas jiems tinkamiausias valdybas. O kalbant ir sugrįžtant apie skaičių, valdybos narių ir turbūt sudėtinga kalbėti apie optimalų visiems tinkantį skaičių, bet galbūt skirtingoms kategorijoms arba kokia yra bendra vizija iš asmeninės patirties, koks skaičius gali būti optimalus ir kur yra galbūt jau kažkokia tai raudona linija, už kurios nereikėtų eiti. Teorija sako, kad valdybos narių turėtų būti nuo 3 iki 12. Bet aš tiesą pasakius, sunkiai įsivaizduoju 12 asmenų valdybą ir bandau įsivaizduoti, kiek laiko truktų vienas valdybos posėdis, jeigu kiekvieną išklausyti, argumentuoti ir kaip visa ta diskusija vystytųsi. Tai būna tokių valdybų, bet nežinau, kiek efektyvus darbas.
Mano galva, optimaliausias skaičius yra 5-6 valdybos nariai ir siūlyčiau nebijoti netgi to lyginio skaičiaus, kas irgi mūsų galvoje neretai yra stereotipas, kad turi būti būtinai nelyginis skaičius. Bet jeigu mes jaučiam, kad mums trūksta tam tikrų kompetencijų, tai nebijoti nueiti 4, 6, 8 valdybos narių dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu reiktų balsuoti, valdybos pirmininko žodis yra lemiamas. Tai reiktų nebijoti to, kad o kas bus, jeigu 4-4. Na, bet kuriuo atveju kažkas bus 5-3 galų gale su valdybos pirmininko balsu taip jau gausis. Ir svarbiausias yra žiūrėjimas ne į skaičių, nes čia neretai ir būna, kad užstringa akcininkai. Tai kiek mums šių reikia? Mano klausimas būna, o kokių jums apskaitai žmonių reikia? Ir kas ten bus už to stalo? Tai esu turėjus tokią praktiką, kad vienai įmoniai sutaupiau maždaug 500 000 eurų per kadenciją, nes jie buvo užsispyrę, kad jiems reikės 7 valdybos narių, bet kai mes padirbėjom porą valandų, sutiko, užteks 5 tikrai, kam mes dėl tų 7? Nes tiesiog toks buvo įsivaizdavimas. Tai šitoje vietoje svarbu galvoti ne apie patį skaičių, bet kokius žmonės mes ten turėsim, kaip efektyviai ta valdyba galės priimti sprendimus ir nebijoti to lyginio skaičiaus. Ir tada šitoje vietoje vėl grįžtu prie to, valdybos pirmininko vaidmuo pasidaro kritiškai svarbus. Ir jis kritiškai svarbus santykėje su jau įmonės vadovu, ar ne? Turbūt tas santykis, kurį reikia užmegzti ir aš manau, kad jis lygiai taip pat sudėtingas, kaip formuoti ar ne komandą ir tai yra tas valdybos strategijos įgyvendinimui ypatingą reikšmę įgyja jau tada pats vadovas, nes tų jau rezultatų įgyvendinimas kažkuria prasme didelė apimtimi priklauso ir nuo vadovo. Tai kokių iššūkių per savo patirtį teko matyti būtent dirbant su vadovais, ar ne, tą santykį mesgant, galbūt nutraukiant, kokios tos patirtis? Aš buvau ta laimingoji, kuri, kai pradėjau dirbti kaip nepriklausoma valdybų nare, turėjau tokią dovaną bendrauti su vienu turbūt 20 metų valdyboms pirmininkaujančių žmogumi. Ir jisai man davė aukso vertės patarimą. Pamatysis jį jau, ką pasakys tavo 6 vadybinis jausmas, taip ir bus. Ir nes būtent į valdybas paprastai ateina žmonės, kurie turi jau nemažą vadybinę patirtį, kurie geba greitai nuskaityti žmonės, kurie geba pamatyti, ar aš su šita komanda galėsiu pasiekti rezultatą ar nematysiu, ar negalėsiu. Tai dėl to kartais to 6 jausmo paklausyti verta, bet neskubėti daryti išvadų. Tai man yra tekę inicijuoti 2 vadovų atleidimą. Man yra tekę dalyvauti naujų vadovų atrankoje. Ir yra tekę matyti, kaip atrankos nepasiseka ir kaip tada valdyba yra sunku pripažinti, kad jinai atrinko netinkamą kandidatą. Yra tekę būti mažumoje kaip pirmininkė, renkantis kandidatus ir sakyti, kad mums visgi reikia to žmogaus ir įtikinti visą valdybą, kad būtent tas žmogus mums sukurs tą vertę, kurios mes norim šiame įmonės etape. Tai tų situacijų yra buvę pačių įvairiausių. Bet taip, valdybos pirmininko vaidmuo yra toks dviprasmiškas. Viena vertus tai yra pagrindinis žmogus bendrauti su akcininkais, kita vertus tai yra tas žmogus, kuris bendrauja su generaliniu direktoriu. Ir jeigu yra pasakymas, kad vienišiausia pozicija žemėje yra CEO, tai aš sakau ne, valdybos pirmininkas ar pirmininko yra vienišiausia pozicija, nes generalinis visada turi pirmininką ir pirmininką pasitarti, padiskutuoti, išsirėkti, išsikeikti, būna gerų tokių versle momentų. Tai dėl to labai svarbu tarp šitų žmonių vėlgi aš grįžtu prie pasitikėjimo linijos. Ar mes vienas kitų tikim ir pasitikim, ar mes galim susėsti, išgerti kavos ir atvirai pasikalbėti, kas yra blogai, kaip aš kaip generalinė direktorė jaučiuosi, ko aš tikiuosi iš valdybos, kaip mes drauge pasiruošiam su akcininkais kai kuriais atvejais kalbėti, bendrauti, kaip mes įgyvendinam tai, ką esam sutarę ir suplanavę ir galų gale netgi atvirai pasakyti, nespėjau, nepadariau. Yra gausybė milijonas kitų klausimų, kuriuos darom. Tai tas santykis yra neabejotinai svarbus ir čia toksai yra įdomybė valdybos nario darbo, kad tu privalai pasiekti rezultatą pats nedalyvaudamas operatyvinį veikloj. Tai kaip tu tai gali padaryti? Tik tai per generalinį direktorių ir visą kitą vadovo komandą. Ir čia dėl to tas santykio pasitikėjimo, tos tokios verslo, profesinės draugystės elementas pasidaro labai labai svarbus. Ir jeigu čia nėra tarpusavio tos darbo ranka rankon, tai gero rezultato jokia įmonė nepasieks. Netikiu, kad tai būtų įmanoma. Tame pačiame topike liekant ir aš pagalvojau apie tokią situaciją, kai, įsivaizduokim, yra vadovas, jisai daug metų
dirbo ir iš esmės klausė tik tai akcininko, ar ne, ir staiga atsiradus tokiam subjektui, kuris yra iš tikrųjų nepriklausomas, gal kažkuria prasme šaltas ir pamatuotas, ar ne, ir kai tu daug metų turbūt saugodamas ir savo darbo vietą ieškoji, kaip atliepti būtent akcininko lūkesčius, nebūtinai tie lūkesčiai akcininko yra nukreipti kažkokią tai ilgą perspektyvą, ar ne, vertės kūrimą. Mes turim natūralių tų žmogiškų scenarijų, socialinių situacijų, bet kalbant apie tą pokytį, kaip vadovai reaguoja į nepriklausomos valdybos atsiradimą, ar jie vis tik tai gali gebėti atrasti tą ryšį, iš esmės ir patys pasikeisti, sugebėti suformuoti santykį iš naujo ir turbūt suprasti lūkesčius, nes aš galvočiau, kad ilgai dirbančiam vadovui, susiformavusiam savo įpročius, žinant lūkesčius akcininko, tai yra, aš galvočiau, kartais galbūt net neįmanoma užduotis prisitaikyti prie tokio didžiulio pokyčio. Turi būti labai lanksti ir stipri asmenybė. Spėčiau, kaip yra iš tikrųjų. Aš tikiu, kad geriausi vadovai yra tie, kurie nuolat mokosi ir keičiasi. Ir jeigu toje įmonėje yra būtent tokio tipo žmogus, taip, jam reikia šitą naują pasimokyti, ypač jeigu tai valdyba yra suformuota pirmą kartą. Tai natūralu, kad tada mokomės visi kartu. Mokosi akcininkai, tai kaip čia dabar dirbti, mokosi generalinis direktorius, mokosi pati valdyba. Tai yra tas toks pereinamasis etapas. Ir iš tikrųjų būna dar tokia viena sudėtinga situacija, kai žmogus generaliniu direktoriumi tampa pirmą kartą. Aš turiu šiuo metu dviejose įmonėse tokias situacijas, kad generaliniai direktoriai pirmą kartą eina šitas pareigas. Tai jie dar turi mokytis apskritai generalinio direktoriaus darbo ir tada tokia apskritai susidaro įdomi, netipiška ir pakankamai sudėtinga situacija. Tai sakyčiau, jeigu visos pusės tinkamai pasiruošia, jeigu mes turim tą pasitikėjimo klijus, jeigu mes atvirai kalbam, ko nesuprantam, ko nežinom, kas nepatinka, kaip čia dabar viskas bus, jeigu pasakom, kad mums nepatogu, kažkokios informacijos nežinom, kaip pateikti, tai tada tą visą pokytį gyvendinti ir pačiam prie jo prisitaikyti yra žymiai lengviau. Gražiausia turbūt pavyzdžiai būtų tokie, kur, pavyzdžiui, vienas generalinis direktorius sako, mano komanda nesupranta, kokią čia informaciją dabar turi tai valdybai rengti, kaip ir buvo pristatymas, kad bus valdyba, bet jie vis tiek nesuprato, kažką reikia daryti. Tai ačiū tam direktoriui, kuris ateina ir tai pasako, tada akivaizdu, kad valdyba turi dar padėti su komunikacijos, viso to vidinės komunikacijos linija, paaiškinimu, nukreipimu tų žmonių, galų galia tam tikrų įkvėpimu, kad ir ta vidutinės grandies komanda suprastų, apie ką kažkaip ir kaip. Ypač jeigu mes turim tą atvejį, kai generalinis direktorius tai pradeda eiti pareigas. Tai tas atvirumo ir tarpusavio pasitikėjimo aspektas, vėlgi, grįžtu prie jo, yra kritiškai svarbus. Kitaip to gero rezultato mes nepasieksim. Bet aš spėčiau, jau jūsų patirtis tikrai, manau, leidžia atėjus į įmonę, užėmus valdybos pirmininkės poziciją, suprasti akcininko lūkesčius, suprasti įmonės dabartinį etapą ir, sakykime, įmonė yra stiprioje duobėje, ją reikia traukti ar ne, tai vėlgi reikalingas vienoks vadovavimo stilius, galbūt mes turim kitą įmonę, kuri yra užsistovėjusi, bet turi geras plėtros galimybės ar ne, ir įvertinus visą tai, seka ar ne pokalbis, čia labai simplifikuoja, bet seka pokalbis su vadovu ir galbūt matosi, kad jis tam etapui nėra tinkamas šiai dienai. Tai ką daryti su juo? Bandyti keisti ar iš karto daryti greitą sprendimą, nes jau aišku, kokio žmogaus reikėtų tam rezultatui pasiekti. Tai aš vėl grįžtu prie to 6 vadybinio jausmo. Paprastai jį turi visi žmonės, kurie ateina iki valdybų lygmens, jisai mus lydi, tik tai gal ne visada mes jais tuo jausmu tikim, ypač vyram. Čia intuicijos klausyti kažkaip atrodo nelygis, visi ieškom tų racionalių argumentų, kaip pagrysti. Bet vėlgi yra tasai pokalbis, kad kartais tas 6 jausmas pakužda, kad gal žmogus šiuo metu nėra pasiruošęs tam etapui, bet jam duok šansą ir jisai užaugs. Esu turėjęs irgi tokį atvejį, kad kaip šiandien prisimenu vieno generalinio direktoriaus akis, o čia pradeda dirbti realiai valdyba, ne ta, kur ten makiažinės būna, bet ta, kur realiai dirbs. Ir jisai žiūri visas įsigandęs, kas čia dabar bus. Ir dar ypač ateina nepriklausomi nariai, tokios praktikos nebuvo, akis didelės.
bet man ta šeštas jausmas šnipžda, kad jį tiesiog užkurti reikia. Ir po pusės metų man didžiausias turbūt buvo komplimentas, kai žmogus, kuris dirbo įmonėje, kuri, taip, eina ir eina, va tokia dumblė, tokiam sėdi, bet kaip ir viskas gerai, nieks nieko ten daugiau iš jų nenori. Ir kai po 6 mėnesių tas žmogus akis dega ir sako, mes galim paimti didesnę rinkos dalį, mes čia turim kovoti, mes čia eisim iki galo. Ir aš taip žiūriu ir galvoju, šeštas jausmas nepavedė. Tas žmogus gal, jeigu taip žiūriu tos 1, 2, 3 posėdį, atrodė dar nesijaučia labai gerai savo pozicijoje, bet paskui, jeigu valdyba įgalina, įkvepia tą žmogų, nukreipia, galų galiai jisai turi kam paskambinti, pasitarti, paklausti, jisai gali gauti tam tikrą tokį stiprų užnugarį, tai tas žmogus gali lygiai taip pat atsiskleisti. Tai dėl to taip greitai kirsti gali būti pavojinga, jeigu matom, kad yra potencialas, tai nereikėtų iškart visų čia vadovų išmėtyti, bet kai kuriais atvejais tas potencialas pasimato po antro posėdžio, jeigu matai, kad žmogus net nesistengia kažką padaryti geriau, net tarp posėdžių nebando tartis, o daro kažkaip belekaip, tai tikėtina, kad to gero rezultato nebus. Vėlgi ta tema visada labai šalia vadovų praleistas laikas užimant poziciją, ar ne? Ar kiek jis yra indikatorius, kad vien dėl ilgo laikotarpio ar ne toje pozicijoje reiktų iš tikrųjų labai atidžiai tiek akcininkam, tiek valdybai pasižiūrėti į jo ateities perspektyvas, ar ne, įgyvendinant tam tikrus įmonės tikslus. Kiek tai, galbūt klausiu, kiek rodo patirtis, kad jau galbūt yra tam tikras optimalus laikas būti vadovo tokioje ganėtinai sunkioje pozicijoje, ar ne, kuri reikalauja daug labai resursų. Ar vis tik tai yra tokių labai gerų pavyzdžių, kurie ne vieną dešimtmetį geba išlaikyti tiek energiją, tiek idėjas, tiek motivaciją ir galbūt labiau įdomu pamatyti pačios matytus vadovus ir ar vis tik tai yra mitas, ar vis tik yra kriterijus tie metai praleisti pozicijoje. Aš niekada nežiūriu į tai, kiek žmogus metų dirbo vienoje ir toje pozicijoje. Man įdomiausia, kokius rezultatą ten padarė. Ir galų gale, kokio tipo tai yra asmenybė. Ne veltui turbūt kai kurie vadovai dirbo tam tikrose įmonėse 10, 15, 20 metų ir tų įmonių rezultatai yra puikus. Tai vadinasi, jie puikiai atlieka savo darbą ir jeigu tie žmonės gerai jaučiasi toje pozicijoje, jiem atėjusi ypač nepriklausoma valdyba kaip tik gali duoti dar tam tikrą postumį, stimulą, nes yra žmonių, kurie stabilumas yra labai svarbi vertybė, jie ta konservatoriai ta gerąją prasme, jie dirba visada lojaliai, jie daro viską ir jie nesiblaškys po rinką čia kas keletą metų ieškodami naujos pozicijos. Ir tokiu atveju jiems stipri valdyba gali būti postumis dar geresniem rezultatam pasiekti, kuri truputį, taip pasakyčiau, pabaksnoja į petį, o žiūrėk, dar ten galima galbūt kažką padaryti, o gal ten dar yra galimybės tam tikros mums. Tai sakyčiau, kad laiko kriterijus tikrai nėra svarbu šalia visų kitų vadovo privalumų arba trūkumų. Okay. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kalbant apie valdybos tiek susirinkimų dažnumą, tiek apskritai įsiliejimą į pačios įmonės veiklą, kiek jisai turi, koks tas yra optimalus valdybos darbas ir būtent darbo organizavimo formatas. Mano geroji praktika yra tokia, kad valdyba turėtų rinktis bent kartą per mėnesį dėl pagrindinės priežasties, net jeigu įmonė yra viskas gerai, nenutolti nuo įmonės veiklos. Nes valdybų nariai paprastai turi keletą veiklų. Jeigu tai yra žmogus, kuris dirba tik tai valdybų narių, nepriklausomų valdybų narių, tai jisai paprastai turi keletą valdybų ir natūralu, kad šiek tiek informacijų uždulkėja. Tai tasai nuolatinis susitelkimas kas keletą savaičių padeda tas dulkes nupūsti, padeda vėl raumenis geram tonuose tokiam palaikyti ir nuolat dalyvauti tos įmonės veikloje ir duoti geriausią, ką gali. Jeigu įmonė yra krizinėje situacijoje, natūralu, kad tų posėdžių būna dažniau, bet sakyčiau, dažniau negu kasdienybėj, dažniau negu 3-4 savaitės tikrai rinktis nereikėtų, nes būna čia tokių užmojų, akcininkai sako, pas mus valdyba rinksis kas 2 savaitės. Sakau, atsiprašau, o kada vadovų komanda spės įgyvendinti tai, ką valdyba nusprendė ir dar ten medžiagą parengti ir visą kitą. Šito nepagalvoja. Nes atrodo, sprendimai padaryti, o tada jau dalykai automatiškai pasidaro. Tai ne taip nėra.
Tai jeigu viskas yra įmonėje gerai, būna tokių etapų, ar ne, kur toksai ramesnis etapas, padirbėjom, pasportavom, tai galite posėdžiai rėtėti, kas kokias 6-8 savaitės būti, bet, taip sakyčiau, optimalu, jeigu įmonėje tai per metus tada 10-15 posėdžių toksai yra blaivus, turbūt tempas, normalioj, versliško įmonėje, kurioje nėra ten kažkokia gilioji duobėj krizai, ir kuri nenori dabar užkariauti pasaulio šiandieną, bet daro tam tikrus žingsnius, tiesiog blaivius tokius versliškus žingsnius. Okay. Iš akcininko perspektyvos, kaip jam tinkamai pamatuoti valdybos darbo efektyvumą? Čia turbūt jau į pabaigą viso tokia višnaitė ant torto. Pirmas dalykas yra turbūt subjektyvus. Ar aš jaučiu, kad man valdyba kuria vertę? Vėlgi grįžtu prie to 6 jausmo ir ar aš jaučiu, kad aš padariau teisingą sprendimą. Tikrai geri vadovai turi tą jausmą, kurį kartais net sunku yra pamatuoti. Kitas yra elementas, ar man kaip akcininkų lengviau dabar pasidarė gyventi ar sunkiau. Atsirado valdyba, tai ar mano gyvenimas palengvėja. Trečias elementas, aišku, yra finansiniai rezultatai arba kiti rezultatai, kurie yra iškelti, tai yra tie hard KPIs. Ir apskaitai turbūt verta pasižiūrėti, kas nutiko įmonėje per tą laiką. Ar valdyba atnešė energiją, ar ją atėmė. Ar įmonė užsibūstino, atsiprašau už nelietuvišką žodį, ir eina į kitą lygmenį. Ar įmonė stagnuoja ir liko ten pat, kur yra. Tai šalia tų hard KPIs rekomenduočiau nepamiršti ir soft KPIs, kurie realiai jų kombinaciją ir parodo. Tai kuria ta vertė valdyba ar ne? Dar jau visiškai pabaigai aš kažkaip galvojau ne vieną minutę ir ne vieną 10 minučių šiandien apie vieną dalyką, kad galvoju, kad valdybos narių atlygio sistema dabar yra šiek tiek neįvertinta. Čia tokia prielaida darau iš asmeninės informacijos, kurią galbūt matau rinkoje. Keliais aspektais rinka dar tik tai auganti ir besiformuojanti. Vėlgi išvada susijusi ir su užsienio pavyzdžiais ir palyginimu ir galbūt dar pas mus nėra susiformavęs iki galo supratimas pačios valdybos kuriamos vertės ir iš to formuojamo atlygio sistemų. Nes visada vedu prie paskutinio svarbiausio akcento, ar ne, tai to jau tikrojo valdybos nario materialinės atsakomybės už tų sprendimų priėmimą. Ir čia ta disproporcija šiek tiek juntama. Ar tai yra pagrįstas matymas, ar vis tik tai galbūt yra kitoks požiūris? Jūsų matymas yra labai pagrįstas ir kas yra nutikę, kad pirmiausia, kaip ir sakėte interviu pradžioje, kad valdysenos prasme viešasis sektorius yra pažangesnis ir natūralu, kad viešajam sektoriui atlygis yra šiek tiek mažesnis. Nežinau, čia natūralu, čia šiaip išslydo, turbūt aš tai norėčiau, kad viešajam sektoriui atlygis būtų labai didelis, kad mes ten geriausias žmonės turėtume. Ir kadangi valdybos narių atlygis būtent neretai būna susijęs su generalinio direktoriaus atlygiu ir tada pasidaro tam tikros, tikrai, mano galva, disproporcijos, jeigu žiūrim į to darbo atsakomybę ir jo kuriamą vertę. Ir tada privatus verslas pasižiūrėjęs, tai kiek ten moka viešajame sektorėje, maždaug mes irgi panašiai, šiek tiek daugiau. Tokia susidariusi yra tendencija. Ir jeigu užsienyje mes matome, kad valdybų narių metinės pajamos, pavyzdžiui, Skandinavijoje, tai siekia 100 000 eurų prieš mokesčius, jeigu mes kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas, mes kalbame apie milijonus dolerių, jeigu tuo darbu pasižiūrime į Lietuvą ir čia matome keliasdešimt tūkstančių eurų, tai taip yra disproporcija per didelė. Bet aš manau, kad tai susidėlios viskas tinkamai dėl vienos paprastos priežasties. Mes dar nematome realių valdybų pasiektų rezultatų, dar jų yra per mažai, nes tiesiog per mažai gyvename tame. Viešajame sektoriuje matome, pavyzdžiui, praėjusiais metais valstybės įmonė sumokėjo rekordinį skaičių dividendų, kai buvo krizės metai, kai tai buvo karo metai, bet nepaisant to ir viena iš priežasčių neabejotinai yra atėjusi nauja valdysenos forma, nepriklausomi nariai, kurie realiai dirba tą darbą. Tai kai mes versle turėsim tų tokių gražių istorijų, kai pasigirsiu kalbas apie tai, kad šitas žmogus gali, apie tą valdyboje girdėjau tai prasidės dėl tų žmonių konkurencija. Kur veda konkurencija, prie atlygio lygiai taip pat. Ir šitoje vietoje būtent jau
tiesiog organiškai rinka, kaip visada, pakoreguos tai, kad geriausiam valdybų nariam tas atlygis tikrai kils. Ir žmonės, kurie turės daugiau įvairiapusės patirties ir pasiektų rezultatų, natūralu, kad jie uždirbs daugiau. Ar tai nutiks pakankamai greitai? Norėčiau, kad tai būtų. Ir tai priklausys nuo visų mūsų kaip valdybų narių darbo. Kaip greitai mes sugebėsime savininkam parodyti mūsų kuriamą vertę. Oriana, tai aš labai noriu padėkoti už visas įžvalgas, už laiką skirtą mūsų pokalbiui. Manau, kad praturtinsim savo klausytojus ir žiūrovus įdomių ir labai stipriai tobulėjančių ir augančių valdysenos metodų būdu ir galbūt kai kas atras idėjų, inspiracijos startuoti, galbūt ilgą laiką dvejoja. Tai labai ačiū ir gražios likusios vasaros ir gerų darbų. Dėkui, kad pakvietėt.